Labai džiaugiuosi, kad šiandien esu čia su visais jumis. Aš esu daktarė Susan Beck, Neolife mokslinių tyrimų vadovė, taip pat mokslo konsultacinės tarybos narė. Šiandien noriu papasakoti, kaip paspartinti savo sveikatą, naudojant Neolife produktus metams. Noriu užtikrinti, kad visi būtumėte pasiruošę nepaprastiems ateinantiems metams. Leiskite man trumpai papasakoti apie save. Turiu daktaro laipsnį mitybos mokslų srityje, esu sertifikuota mitybos specialistė, taip pat esu kinų medicinos gydytoja Jungtinėse valstijose. Turiu patirties Europos ir ajurvedos medicinoje. Savo karjeroje sukūriau daugiau nei 300 produktų, įskaitant maisto papildus, odos priežiūros priemonės, maistą ir gėrimus, net ir gyvūnų maistą. Ir man labai džiugu, kad radau namus Neolife. Pradėkime nuo streso ir lėtinio streso poveikio. Visi žinome, kad kuo labiau esame stresuoti, tuo viskas gyvenime blogėja. Tačiau stresas taip pat padidina riziką susirgti širdies ligomis, nutukimu ir diabetu. Kas iš tikrųjų yra stresas? Stresas tai mūsų kūno reakcija į bet kokius fizinius ar psichologinius iššūkius. Žmonės gali patirti stresą kaip fizinę grėsmę. Pavyzdžiui, kai beveik važiuoja autobusas ir gali atsitrenkti, arba psichologinę grėsmę, pavyzdžiui, nerimauti dėl santykių, darbo terminų, finansų ar vaikų. Kodėl iš vis turime stresą? Stresas iš tikrųjų gali turėti teigiamą poveikį, jei jis trumpalaikis, nes jis gali mus apsaugoti pavojaus atveju. Streso reakcija vadinama kovos arba bėgimo atsaku. Paprastas būdas tai įsivaizduoti. Keliaujame savanoje medžioti maisto ir kai susidurėme su liūtu, tuomet mūsų streso atsakas aktyvuojasi. Arba mes kovojame su liūtu, arba bėgame nuo jo. Tam, kad galėtume kovoti arba bėgti, mūsų kūnas patiria gilius fiziologinius pokyčius. Mūsų kūnas išskiria vadinamosius streso hormonus, kai susidurėme su gyvybės ir mirties situacijomis, įskaitant adrenaliną ir kortizolį. Streso hormonai skatina greičiau kvėpuoti, kad gautume daugiau deguonies į raumenis. Tad galime labiau kovoti arba greičiau bėgti. Streso hormonai didina mūsų širdies ritmą, kad pumpuotų daugiau kraujo į raumenis, kad padėtų, jeigu kovotume arba bėgtume. Mūsų organizmas siunčia daugiau gliukozės į smegenis, o mūsų pojūčiai suintensyvėja, tampame hiperbudrus, kad greitai reaguotume į situaciją. Stresas gali būti gyvybę gelbstintis, ypač jei iš gyvenimo ir mirties situacijos pavyksta išgyventi. Tada mūsų kūnai sugrįžta į emocinę ir fizinę pusiausvyrą. Moderniame pasaulyje dažniausiai nesame persekiojami liūtų. Tiesiog atrodo, kad esame. Tačiau, jei patiriame lėtinį stresą, o dauguma mūsų jį patiria, mūsų kūnas mano, kad esame nuolatinėje gyvenimo ir mirties situacijoje. Todėl lėtinis stresas ir nerimas sukuria nuolatinį streso hormonų teikimą. Ilguoju laikotarpiu nuolatinis stresas ir nuolatinė streso hormonų tėkmė sukelia širdies ir kraujagyslių ligas, diabetą ir nutukimą. Dar blogiau, kai esame labai stresuoti, tyrimai rodo, kad linkstame valgyti riebų, saldų, patogų maistą, o šie maisto produktai dar labiau pablogina stresą.
nes jie didina nutukimo, širdies ligų ir diabeto riziką. Taip pat bloga naujiena, kad esant lėtiniam stresui, mūsų sąmoningumas padidėja, mes visada ieškome pavojaus ir tai sukelia mūsų kūno ir proto išsekimą. Be to, streso hormonai trukdo miego ritmams, o tai dar labiau didina mūsų išsekimą. Sprendimas – gera mityba. Mums reikia geresnės mitybos, kai esame po dideliu stresu, nes mūsų kūno metaboliniai poreikiai padidėja. Taigi, gera mityba ir maisto papildai yra svarbus kovojant su lėtinio streso poveikiu. Pavyzdžiui, Provital ir Neolife Shake suteikia antioksidantų, sveikų riebalų, baltymų ir skaidulų. O šie 3 produktai – Vegan D, Magnesium Complex ir Botanical Balance – taip pat mažina stresą ir aš jums paaiškinsiu, kaip jie tai daro. Kai esame nuolatinio streso būsenoje, organizmas netenka magnio. Vartodami magnio papildus, net jei ir nekeičiate nieko kito savo gyvenime, magnio papildai padės sumažinti streso hormonų kiekį, kurį gamina jūsų organizmas. Taip pat magnis reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, o daugybė tyrimų rodo, kad kai žmonės neturi pakankamai magnio, padidėja cukrinio diabeto rizika. Magnis reguliuoja kraujospūdį, kuris mums reikalingas, nes lėtinis stresas leidžia širdžiai plakti greičiau, kas didina kraujospūdį. Magnis taip pat padeda didinti energijos lygį. Jis dalyvauja keliuose šimtuose organizmo fermentinių takų. O kai neturime pakankamai magnio, jaučiamės išsekę. Stresas taip pat sumažina vitamino D kiekį. Ir vėlgi, jei nedarote nieko kito, bet vartojate vitaminą D kartu su magniu, vitaminas D ir magnis sumažins streso hormonus, kuriuos jūsų organizmas išskiria, net jei nekeičiate nieko kito. Taip pat vitaminas D reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, o tyrimai rodo, kad vitamino D papildai padeda sumažinti riziką turėti širdies priepuolį vėliau gyvenime. Tad vitaminas D padeda palaikyti širdies sveikatą. Vitaminas D taip pat didina energijos lygį. Jis tai daro palaikydamas mitochondrijų funkciją. Mitochondrijos yra ląstelės energijos šaltiniai. Todėl vartodami vitamino D papildus užtikriname, kad mūsų mitochondrijos veiktų efektyviau. Botanical Balance žinome kaip cukraus kiekio reguliavimo priemonė. Tačiau cinamonas taip pat sumažina streso hormonus. Taigi, jei nieko nekeičiate savo gyvenime ir esate nuolatinio streso būsenoje, vartojant magnį, vitaminą D ir Botanical Balance, cinamonas kartu su vitaminu D ir magniu sumažins streso hormonus, kuriuos jūsų organizmas išskiria. Be to, Botanical Balance palaiko sveiką cukraus kiekį kraujyje, kas padeda išlaikyti širdies sveikatą. Kai palaikome sveiką cukraus kiekį kraujyje, tuomet mūsų širdys yra sveikesnės, todėl ilguoju laikotarpiu nuolatinis stresas ir streso hormonų tėkmė veda į širdies ligas, diabetą, nutukimą. O šie 3 produktai pridėti prie Provital ir Neolife Shake yra jūsų ginkluotė kovoje su stresu ir lėtinio streso toksiškų poveikių. Dabar pakalbėsime apie žarnyno sveikatą ir žarnyno mikrobiomą. Svarbu paminėti, kad 3 iš 4 produktų, apie kuriuos kalbėjome šiuo metu lėtiniam stresui, yra Vegan D, Magnesium Complex ir Botanical Balance. Įvairiuose organizmo lygiuose, kad padėtų mums būti sveikiems, šie 3 produktai Botanical Balance, Magnesium Complex ir Vegan D
kartu su mūsų skaidulų tabletėmis padeda gerinti žarnyno sveikatą ir mikrobiomą. Kas yra mūsų žarnyno mikrobioma? Tai yra sveikų mikroorganizmų bendruomenė apimanti bakterijas, virusus, grybelį, visus gerus, kurie gyvena mūsų žarnyne, burnoje, odoje. Mūsų kūnas sudarytas iš 57 procentų mikroorganizmų ir 43 procentų žmogaus ląstelių. Todėl man patinka sakyti, kad esame tik 43 procentai žmonės, nes daugiausiai sudaryti iš šių mikroorganizmų, sveikų mikroorganizmų. Kodėl mūsų mikrobioma yra svarbu? Ji atlieka daug skirtingų funkcijų. Padeda numesti svorį, užkerta kelią lėtinėms ligoms, kaip širdies ligos, diabetas, Alzheimerio liga, Parkinsono liga, padeda turėti stiprią imuninę sistemą, mažina stresą. Kaip galime išlaikyti sveiką mikrobiomą? Vengti maisto produktų, kuriuose per daug sočiųjų riebalų. Pernelyg daug cukraus, tokių kaip hamburgeriai, saldūs gėrimai, kepti maisto produktai. Yra skirtingų tipų mikroorganizmų, kuriuos norime maitinti, kad jie padėtų mums būti sveikiems. Jei valgome šiuos maisto produktus, tai sukurs mikroorganizmus mūsų žarnyne, kurie mus sargdins. Idealiai norime valgyti daug vaisių ir daržovių, tačiau ne visada valgome tobulai. Todėl sprendimas yra užpildyti spragą su Neolife maistiniais papildais. Šiuo atveju ypatingai kalbėsiu apie mūsų skaidulų tabletes Vegan D, Magnesium Complex ir Botanical Balance. Neolife produktai yra universalūs. Jie veikia skirtinguose organizmo sistemose, kad padėtų mums išlikti sveikiems. Pradėkime nuo skaidulų, nes kalbant apie universalumą, skaidulos atlieka daugybę svarbių funkcijų mūsų kūne. Maistinės skaidulos yra labai svarbios mūsų sveikatai. Mūsų Neolife skaidulų tabletės suteikia 2 gramus skaidulų vienoje porcijoje. 100% natūralios kilmės. Jos apima ryžių, avižų, miežių skaidulas, rabina iš akacijos medžio, sojų skaidulas, obuolių pektiną ir apelsinų skaidulas. Kas iš tikrųjų yra skaidulos? Skaidulos yra dalis vaisių, daržovių, ankštinių augalų ir pilno grūdo, todėl jos yra įtrauktos į sveiką mitybą. Tačiau dauguma žmonių valgo perdirbtus maisto produktus ir pirmas dalykas, kurį padaro kompanijos perdirbdamos maistą, yra atimti skaidulas. Tai keletas dalykų, kuriuos skaidulos daro mūsų labui. Padeda numesti svorį, maitina draugiškas žarnyno bakterijas, veikia kaip prebiotikas, kas reiškia, kad jis yra maistas veikiems mikroorganizmams mūsų žarnyne. Padeda sureguliuoti žarnyno funkciją, mažina toksino apkrovą, mažina kraujospūdį, padeda išlaikyti sveiką cukraus kiekį kraujyje ir sumažina cholesterolio lygį. Tai, ką daro maistinės skaidulos. Yra 2 skirtingi skaidulų tipai – netirpios ir tirpios skaidulos. Jei valgote bet kokį maistą su skaidulomis, gausite abu skaidulų tipus. Ir mūsų skaidulų tabletės taip pat turi tiek tirpių, tiek netirpių skaidulų. Netirpios skaidulos jungiasi su toksinais ir kancerogenais, dalykais, kurie sukelia vėžį ir pašalina juos per atliekas. Tirpios skaidulos veikia kaip prebiotikas, kaip maistas veikiems mikroorganizmams mūsų žarnyne. Abu skaidulų tipai padeda numesti svorį. Iš tikrųjų tyrimai rodo, kad maistinės skaidulos yra svorio metimo
prognozuotojas. Tai reiškia, kad buvo atliktas tyrimas, kuriame nustatyta, kad kuo daugiau skaidulų žmonės vartojo, tuo daugiau svorio jie numetė ir beveik nesvarbu, ką kitą jie valgė. Dalį to, kaip maistinės skaidulos padeda numesti svorį, yra tai, kad jos sulėtina maisto absorbacijos greitį ir leidžia mums ilgiau jaustis sočiais. Taip pat buvo atliekama daug tyrimų apie maistinės skaidulas ir širdies sveikatą. Tyrimai, pavyzdžiui, apie maistinės skaidulas ir kraujospūdį. Tyrėjai patys padarė išvadą, kad maistinės skaidulos turėtų būti naudojamos gydant padidintą kraujospūdį, nes jos yra pigios, lengvai prieinamos ir veiksmingos. Taip pat tyrimai rodo, kad skaidulos, ypač tirpios skaidulos, mažina blogą cholesterolį, mažina LDL cholesterolį. Yra daug tyrimų apie maistinės skaidulas ir cukraus kiekį kraujyje. Jei mūsų dietoje daug skaidulų, tai padės užkirsti kelią diabetui, tačiau jei turime diabetą, yra daug tyrimų rodančių, kad maistinės skaidulos, net jei kas nors jau turi diabetą, veikia kaip terapinė intervencija antro tipo diabetui. Tai reiškia, kad jos padeda gydyti antro tipo diabetą. Jos tai daro, sumažindamos diabeto komplikacijas, gerina gyvenimo kokybę ir padeda žmonėms gyventi ilgiau. Todėl dar kartą, maistinės skaidulos gali padėti užkirsti kelią diabetui, tačiau jeigu mes jau turime diabetą, valgant daugiau skaidulų padės sumažinti komplikacijas, pagerinti gyvenimo kokybę ir padės žmonėms gyventi ilgiau. Tyrėjai patys sako, kad tai galima naudoti kaip terapinė intervencija, gydymą antro tipo diabetui. Kūnas neabsorbuoja ir neskaido skaidulų, todėl skaidulos nesukelia cukraus kiekio kraujyje šuolio, kaip ir kiti angliavandeniai. Mūsų Neolife skaidulų tabletės turi tiek tirpių, tiek netirpių skaidulų, o iš tikrųjų tirpios skaidulos veikia kaip prebiotikas, kaip maistas sveikiems mikroorganizmams mūsų žarnyne, skatina žarnyno funkciją ir palaiko reguliarumą. Jos prisideda prie malonios sotumo jausmo, kai vartojamos su vandeniu prieš valgį ir gali būti naudojamos siekiant pagerinti svorio valdymo programą. 4 tabletės per dieną atitinka 2 gramus tiek netirpių, tiek tirpių skaidulų. Tai yra pasaulinis produktas ir turime šimtus liudijimų iš viso pasaulio apie Neolife skaidulų tablečių naudą. Taigi, apibendrinant, mūsų skaidulų produktas palaiko sveiką žarnyną, veikdamas kaip prebiotikas ir geras maistas sveikiems mikroorganizmams mūsų žarnyne. O padidėjęs skaidulų suvartojimas padės su sotumu, kuris padeda numesti svorį. Tai puikus būdas išlaikyti kraujospūdį, cukraus kiekį kraujyje ir cholesterolio lygį normos ribose. Botanical Balance taip pat padeda žarnyno sveikatai. Vėlgi, žinome, kad Botanical Balance veikia kaip cukraus kiekio reguliavimo priemonė. Dabar žinome, kad Botanical Balance gali padėti sumažinti lėtinio streso toksiškus poveikius. Tačiau Botanical Balance taip pat gali padėti mūsų žarnyno mikrobiomai. Tai lemia, kad Botanical Balance prieskoniai cinamonas ir kurkuminas veikia kaip prebiotikai. Maistas geriems mikroorganizmams mūsų žarnyne. Iš tikrųjų tyrimai rodo, kad cinamonas veikia taip pat gerai, gerinant mūsų žarnyno sveikatą, kaip vartojant probiotikus. Pasakysiu dar kartą. Cinamonas veikia taip pat gerai, gerinant mūsų žarnyno sveikatą, kaip ir probiotikų vartojimas. Be to, cinamonas turi antioksidantinių savybių.
ką padeda palaikyti sveiką žarnyno mikrobiomą. Kurkuminas, aktyvioji kurkumos dalis, buvo išaiškinta, kad jis turi apsauginį poveikį žarnyno mikrobiomai, nes jis padeda pašalinti ligas sukeliančias žarnyno bakterijas ir padeda didinti naudingas žarnyno bakterijas. Be to, kurkuminas padeda palaikyti sveiką uždegimų pusiausvyrą organizme. Šios produktus vegan D ir magnesium kompleks taip pat laikau būtinais, kalbant apie sveiką žarnyną. Leiskite man paaiškinti, kodėl. Magnesium padidina žarnyno mikrobiomos įvairovės lygį. Svarbu turėti įvairių mikroorganizmų rūšių mūsų žarnyne, nes kai kurie iš jų padeda pagerinti imuninę funkciją, kai kurie turi antioksidantinių savybių, kiti turi priešuždegiminių savybių, o kai kurie padeda užkirsti kelią lėtinėms ligoms. Todėl mums reikia įvairovės, o magnis padeda padidinti mikrobiomos įvairovę. Tyrimai rodo, kad jei žmonės neturi pakankamai vitamino D, tai sukelia blogųjų bakterijų padidėjimą mūsų žarnyne. Ir kuo daugiau blogųjų bakterijų arba nesveikų mikroorganizmų mūsų žarnyne, tuo labiau iškyla virškinimo problemų, didesnis svorio priaugimo ir lėtinių ligų rizikos pavojus. Taigi, vartojant vitaminą D, padedame didinti gerus mikroorganizmus mūsų žarnyne. Kodėl turėtume vartoti Neolife produktus? Kodėl nepirkti kažkieno kito vitamino D, magnio ar skaidulų? Pasakysiu kodėl. Neolife yra viena iš nedaugelio kompanijų pasaulyje turinčių mokslo konsultacinę tarybą. Dauguma kompanijų turi galbūt vieną žmogų, kuris kuria jų produktus ir tai ne visada yra mokslininkas. Mūsų visa mokslo konsultacinė taryba užtikrina, kad mūsų produktai būtų saugus, veiksmingi ir aukštos kokybės. Dauguma įmonių leidžia savo pinigus rinkodarai, todėl joms lieka labai mažai pinigų, kad iš tikrųjų dėtų gerų dalykų į produktus. Taigi, jei perkate pigų produktą, gaunate pigius produktus. Neolife investuoja pinigus į mokslą, kokybę, saugumą ir efektyvumą. Norime užtikrinti, kad produktai būtų saugus, kad jie veiktų ir kad jie būtų geriausios įmanomos kokybės. Mūsų mokslinės konsultacinės tarybos nariai buvo šios tarybos dalis 30, 40, 50 metų ir per pastaruosius kelerius metus pridėjome keletą naujų mokslo tarybos narių. Pridėjome daktarę Liz Applegate prieš keletą metų. Ji turi daktaro laipsnį mitybos mokslų srityje. Ji taip pat yra sporto mitybos specialistė ir konsultavo kai kurias gana žinomas profesionalias komandas Jungtinėse valstijose. Ji yra žinoma profesorė Kalifornijos universitete Davise. Tada prieš kelerius metus pridėjome daktarą Todą Millerį, kuris turi daktaro laipsnį sporto fiziologijoje. Jis taip pat yra sporto mokslininkas, žinomas profesorius Džordžo Vašingtono universitete. Ir šiais metais pridėjome daktarą Abby Smith Ryan, kuri yra fizinio aktyvumo fiziologė ir mitybos mokslininkė. Ji yra profesorė Šiaurės Karolinos universitete. Daktarė Abby paskelbė daugiau nei 190 mokslinių straipsnių literatūroje. Ji puikiai papildė mūsų mokslo tarybą ir aš žinau, kad jūs dar matysite ir girdėsite daugiau iš jos. Ji yra nuostabi. Mūsų produktai yra skirtingi. Ką dedame į mūsų produktus?
Todėl ne tik šiaip dedame magnį į produktą ir sakome, kad jis yra. Ne. Mes turime triadų mikstūrą, kuri suteikia 300 mg magnio. Mes naudojame tai, kas vadinama dviguba aminorūgšties chelatacija, kuri magnį susieja su glicinu, kad padarytume magnį labiau biologiškai prieinamą ir absorbuojamą. Ši dviguba aminorūgšties chelatacija pirmą kartą buvo sukurta daktaro Arthur, pirmaujančio mokslininko. Mes vis dar naudojame šį metodą, nes tai vienas geriausių būdų užtikrinti, kad magnis būtų absorbuojamas. Be to mūsų magnis turi Fitomag mikstūrą, kuri yra savitumo mišinys iš viso maisto, burokėlių, kaliaropių, brokolių ir ridikų. Maistinė mikstūra teikia antioksidantus ir natūralius magnio šaltinius. Neolife naudoja 3D technologiją, užtikrinančią greitą ir visišką ištirpimą. Todėl mūsų magnis yra absorbuojamas, jis yra biologiškai prieinamas ir jis veikia. Mūsų VGND taip pat ne tik, kad mes tiesiog dedame VGND, jis yra savitumo mišinys iš 2 natūraliai gautų ir viso maisto pagrindo vitamino D ingredientų. Mes sujungiame vitaminą D3 su vitaminu D2. Vitamino D3 šaltinis gaunamas iš tvariai gautų šiaurės elninių maisto, tradiciškai vartojimo žmonių gyvenančių Arkties šalyse. Ir tada mes sujungiame tai su kokybiškais grybais, kurie natūraliai turi vitamino D2. Apibendrinant, geriausias būdas sustiprinti savo sveikatą yra griebti mūsų pagrindinius produktus – Provitalį ir Neolife Shake. Tada pridėti šios 4 produktus – skaidulų tabletės, VGND, Magnesium Complex ir Botanical Balance. Jeigu tai darysite, jūsų energijos lygiai padidės, optimizuosite savo žarnyno mikrobiomą, sumažinsite lėtinių stresų toksišką poveikį ir padėsite išlaikyti sveiką svorį. Taigi, ačiū Jums visiems, kad klausėte šiandien. Taip pat noriu padėkoti visiems už tai, ką darote, kad skleidžiate žinią apie Neolife. Ačiū Jums visiems už darbą, kurį dirbate, kad padėtumėte žmonėms gyventi laimingais ir sveikais.